Labas rytas iš saulėtosios Bulgarijos. Turim pusę 11 ryto, atsikėliau 9 ryto. Nutariau neiti tos kalnus, kažkodėl aš tingiu, išmiegojau, gal permiegojau, 11 valandų beveik išmiegojau, tai toksai jaučiuosi dabar vėl permiegojęs, vakar buvau neišsimiegojęs, šiandien permiegojęs. Nutariau važiuoti biškį kitur, yra gražių vietų irgi, ką galime pamatyti ir jum parodyti. Kalnai palauks, gal kitos dienos ar dar turim 5 dienas čia realiai, tai matysim. Tai jo, važiuojam, užsipilsim gal kuro ir matysim, kiek mes čia turim laiko važiuoti. Navigacija rodo 1,5 valandas, 94 kilometrai. Tai jo, tai sustiksim iš finalinės vietos arba kažkur pakeliui kai sustosim. Žiauriai daug akmenų ant kelio prikrytusi čia. Kalnas buvo labai status. Galvojau, tas autobusas jau nebeužkils. Bet užkilo, ten jisai milijoną garsų skleidžia, bet turbūt veža turistus į tą pačią vietą, kur ir aš važiuoju, nes iš tikrųjų gan lankytina vieta. Liko dar 10 kilometrų nuvažiuoti ir būsim vietoj. Nu ką, atvykom į 10 amžiaus Bulgarijos vienuolyną. Labai daug turistų iš tikrųjų čia suvažiuoja, apie 2 milijonus per metus. Pasižiūrėsim, kaip atrodo viduj. Ereila vienuolynas, dar kitaip vadinama bulgariška Jeruzalė, įkurta 946 metais ir tapo visi žymiausi Bulgarijos rašytojai, tapytojai, dvasininkai, visi yra praleidę labai daug laiko čia, sėmėsi įkvėpimo. Vau, gražu. Visuose šitose kambariuose gyveno vienuolės. Per vidurį buvo šventikla.
čia sėmėsi dvasinės ramybės. Galima atsigerti kalnų vandens. Dar faktas, kad šis vienuolynas įsikūręs kalnuose 1500 metrų aukštyje. Tai vėl, kai važiavau, tai užgulė ausis ne žmoniškai. Negaliu užeiti į vidų pačio vienuolyno, nes turiu ir kamerą, ir telefoną, ir esu su šortais. Bet matau, žmonės eina. Bandom prasmukti. Kažkiek išėjo pafilmuoti, bet buvau greitai išprašytas. Pamatė paprasti žmonės ir tiesiog pakvietė žmogų ir prašė, kad išeičiau. Šiaip jeigu kas keliausit ateityje, parkingas yra nemokamas, toliau pasistačius, o arčiau privažiavus kainuoja 5 livėvai. 5 vietinės valiutos, tai apie 2,50. Aišku, jeigu norit dar kažkur čia daugiau užeiti, aš dabar planuoju užeiti į šitą bokštą, kaina vėl 5. Tai apie 2,50 eurų. Einam pasižiūrėti. Kam iš tikrųjų baisu lipti tokiais siaurais laiptais, tai nepatariu, nes tikrai labai siaura ir prasilenkti yra sunku su kitais žmonėmis. Į muziejų net neėjau. Sutikau lenkų turistus, paklausiau, ar verta. Pasakė, kad nieko specialaus labai tenais nėra. Tai nutariau neiti į muziejaus vidų. Bet šiaip jo, apskritai 5 eurai ir pamatyti, kiek istorijos yra verta čia atvažiuoti. Nors biškį vėjuota ir skaičiau internete, kad čia labai blogas ryšys yra, bet bandom paleisti šitą mažylį ir nuskristi iki vienuolyno, pasižvalgyti iš viršaus. Senais laikais matosi, čia yra buvęs kempingas. Dabar viskas apleista.
Jo, tik tai lygia pilna šiukšlių. Čia matomai buvę kambariai. Pilna šiukšlių. Senos kuprinės. Batai. Suoliukai, terasos. Čia žmonės atvažiuodavo su mašinom, pastatydavo palapines. Nes niekaip negaliu dabar suprasti, kaip tokia populiari vieta, kaip šitas vienuolynas ir kaip jie sugeba bankrutuoti. Vienam iš tų pastatų pamačiau bičių avilį, tai biški tepiau mielės, nes esu alergiškas bičių įkandimam, tai nenoriu pasidaryti savo nesąmonę. Dabar matomai tiesiog žmonės laiko šieną čia. Ką gerai, 2:30 beveik, dar šiandien nieko nevalgiau absoliučiai. Reikia leisti žemyn nuo kalno ir mačiau dėdukas pardavinėja keptą mėsą, taip pat kaip vakar pirkau. Tai turbūt tenais ir sustosim. Ant kalno matosi dar vienas viešbutis, irgi viskas apleista. Seni baldai, sofos, foteliai. Вот что это? Вино? Ракия. Ракия? И сколько градусов? 4,7. И это вы делали? Да? Пробовал. Ага. Да. И сколько стоит? 7. 7 только? Да, возьму одну. А вина нету? Вин. Вина нет. Нету? Нет. А я там видел, дальше там продают такие красные и большие. Там вино, да? Красные и большие, 5 литров. Там вино, наверное. Там внизу. Русская изба. Ага. Хорошо, возьму это. Sustojau, pasiėmiau puslitrį vietinės rakijos. Aš galvojau, jie čia vyną pardavinėja, bet vis dėlto rakija. Tai paragausim. Va, dėdukas pardavinėja 7 jų vietinės valiutos vienetai. Tai čia apie 3 eurai su biškiu, puslitris. Nors nelabai esu gėrikas didelis pastaruosius metus, nu bet paragausim. Pavalgiau. Iš karto, kai turistinė vieta, tai yra ir brangiau biški. Sumokėjau dvigubai daugiau negu vakar. 14 vietinės valiutos, tai apie 7 eurus. Šiaip brangu, lyginus su jų kainom. Orų prognozės žiauriai netikslios. Rodė, kad šiandien bus +18 ir apsiniaukę.
O turim beveik giedrą dieną ir plius 25. Šortai ir maikutė. Kiekvienam miestelyje turi iškabinę labai daug iš tikrųjų bulgariškų vėliavų ant stulpų, visur, kur tik tai įmanoma. Policija buvo. O mes jau turim plius 28. Nu ką, grįžom į viešbutį ir atėjo tiesos akimirka. Ragausim vietinės rakijos. Pasikartosiu, kem 7 laipsniai. Namie daryta. Žiūrėsim, kaip nueis stipriai gėrimai. Sveikata. Nu jo, eina savo. Tai vat, turim 6:30 vakaro, jau šiandien niekur neisiu, ilsėsiuos, pakuosiuos daiktus, kažką užkasiu, pasigrožėsiu vaizdu ir miegot. Ir rytoj laukia 5 valandų kelionė į kitą pusę Bulgarijos, pamatyti vienas įspūdingą statinį. Tai susitiksim rytoj. Nu, šunie, ką tu čia ant kelio? Vargšas. Sveiki gyvi! 11 valandų ryto ir lekiam į Bulgarijos kitą pusę. 3,5 valandos važiuot. Tai žiūrėsim, gal kažkur kažką dar sustot, pamatyt. O gal tiesiog bandysiu šaut viską vienu ypu. Laikas parodys. Tai kad ant ryšio. Geležinkelio bėgiai iš karto prie kelio, prie kalno. Aš įsivaizduoju, kažkada buvo labai gražus maršrutas. Tokiais keliukais. O ir stotis traukinių turbūt čia buvęs. Galim pasižiūrėti. Jo, apleista traukinių stotis. Spynos užkabintos. Čia gal dar ir traukiniai važiuoja, nes kažkokie tvarkaraščiai yra, bet 23 metų. Bet nepanašu. Kažkokia malkinė padaryta. Irgi kampe bičio vėlys buvęs. General Kovačev. Generolas Kovačevas, turbūt sustojimas vadinasi. Eina savo, kiek čia virš langų avilių.
Aš gal iš čia geriau tepu slidės, nes nieko man čia gero tokie dalykai. Įdomu, įdomu. Platforma, žmonės laukdavo. O. Čia ten daugiau yra bičių avilių, jau naminių bičių. Plus 11 įvažiuojam į plus 23, bet tai panašu ir audra pareina. Važiavau į viešbutį, laukiu, kol ateis kažkas atidaryti durų. Nu ką, atvykau į viešbutį. Šį kartą biškį modernesnis. Turim 2 lovas, teliką, skaniai kvepia, kondišą, pulikas. Šiaip gan neblogai. Jo, pradžiai važiavau, toksai visiškai čigonynas čia buvo, jau man taip kirto biškį per nuotaiką. Nu, čigonai, okei, jau bus įdomu, bet kol nuėjau iki mašinos, visi pasirodė tokie draugiški, tipo, you okei, taram, aišku, čia toksai, you okei, tai tave gali ant kito žingsnį ir apgaut, bet kol kas pirmas įspūdis buvo žiauriai apgaulingas, labai viskas faina ir draugiška, aišku, nežinau, neatsimenu, koksai šito miesto pavadinimas. Bet kaip čia mane Google'as veda? Bet jo, žiūrėsim. Tai miesto pavadinimas Kazanlak. Ir dabar va kilsim į tą kalną. Dabar nesimato už medžių. Ir tenais turėtų būti parkingas pagal viską ir šiek tiek reikės tik tai palipėti ir būsim arti tikslo. Nu ką, vėl vargšė mašina į kalną reikės drožti. Šitoj daly jau matau antrą namą, turi tiek Bulgarijos, tiek Rusijos vėliavas išsikabinę. Komunistinės Bulgarijos valstybės. 81 metais pastatytas. Statybos užtruko 7 metus, skaičiau.
Teko matyti internete nuotraukas, kaip įspūdingai atrodo viskas iš vidaus. Nieko nesimato, gaila. Pastatas yra pastatytas pusantro kilometro aukštyje, biški daugiau. Nuo kalno viršaus matosi viso miesto panorama. Čia matomai kažkada buvo policija. Dabar turbūt jau čia nieko nėra. Eina savo. Neišpasakyto dydžio pastatas ant kalno. Eina savo. Šitoj pusėje mažiau vėjo. Pamėginsiu pakelt droną. Tikiuosi nenupūsiu kažkur. Bet labai įdomu pamatyti būtų iš viršaus, kaip atrodo viskas. Vėjas labai stiprus šiandien. Gaila. Biški nesinori rizikuoti, bet gal viskas bus gerai. Nupūtė drono stikliukų apsaugą kažkur, negaliu surasti. Bandžiau dar kartą pakelt, bet nerizikuosiu aš daugiau. Nežinau, gal rytoj ryte dar atvažiuosiu, bet šiandien tiesiog vėjas per stiprus. Dabar bandžiau kilt ir paskui vėjas pagavo tą droną, pradėjo ore mėtyt.
Aš galvojau, kad jau įtiekši sieną, bet tai ačiū Dievui nenutiekškė. Bet stikliuko apsauga praganyta. Reikia įtakai dar aplinkui, gal išeis kažkur surasti. Ai, kaip gaila, kaip gaila. Jo, tai neapsieita be aukų. Drono kameros apsauga kažkur čia laukuose. Vėjas nežmoniškas, eina savo kaip gaila. Nežinau, gal dar pasidėsiu pusvalanduką, valandą gal. Vėjas biškį aprims ir pamėginsiu pakelt, bet nepanašu rytoj gal. Bet rytoj vėl tiek kelio čia važiuot nuo viešbučio. Nežinau, pagalvosiu ką daryti. Panašu vėjas nenurims. Reikia varyti atgal į viešbutį ir bandyti sekantį kartą. Eina savo, kaip tas vėjas sugadina planus kartais. Gaila. Pasileidus dar biškį žemiau kalnų turim dar vieną paminklą, bet nematau, kam jis čia buvo skirtas, nėra jokių lentelių. Bet jo, dydis irgi įspūdingas. Dvi rankos laikančios fakelus. Čia kylant šito keliu į kalną, čia yra 14 km atstumas tais miško keliais visais. Yra 4 viešbučiai, mačiau, ir tik tai vienas dirba. 3 yra visiškai apleisti ir užkaltais langais. Ir va vienas yra iš karto šalia, čia va žemiau. Galvoju, gal nueit paslampinėt. Biškį tik tai neramu dėl tų laukinių šunų, čia labai pilna. Na, bet pradžiai einam dar pasižiūrėti, kas čia gero. Eina savo, kai sušalau. Kanalizacijos danga net neuždengta. Na, čia tokia. Čia gali būti šunų. Čia gal buvo kažkada tualetai. Jo, čia turbūt buvę tualetai. Kas čia net nesimato. Pasižiūrėt per telefoną ranką įkišus. Jo. Čia reiškia, kažkada buvo tikrai populiari vieta ir daug žmonių atvažiuodavo. Čia kažkur palikdavo mašinas ir lipdavo į tą kalną. Varom dar pasižiūrėti kito viešbučio, nors gal dėl tų šunų geriau nerizikuoti.
Kažkas tos pagalius čia griaužia. Vienas iš apleistų dar viešbučių. Nežinau, kaip aš arti prieisiu, bet bandysiu prieiti. Man atrodo, čia gali būti šunų pilna. Viskas apleista. Gal ir nėra tų šunų. Kažkada čia kepdavo šašlykus. Filmuoju? Va, filmuoju. Balkonai. Bet nėris čia labai senai apleistas. Lempas nufirintas. Čia gal anksčiau būdavo virtuvė, staliukas. Čia žmonės sėdėdavo, pastumdavo maistą ir valgydavo. Čia niekur neužeisiu. Niekur nieko nesimato. Einam atgal, pavažiuosim gal bet iki kito. Gal nėra čia tų šunų. Va taip maždaug atrodo kelias žemyn. Nu ką, sugrįžau viešbutį, pavalgiau apačioj esančiai kaviniai viešbučio. Vau, mėsos lėkštė už kapeikas buvo, kurią dabar matot. Tai jo, ačiū, kad šiandien buvot su manim. Šitą epizodą užbaigiam čia. Trečias epizodas bus už savaitės, gal pusantros. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.